Taigi, istorija apie mane. Kol turiu laiko, tą truputėlį papasakosiu. Tad, žodžiu, aš turiu paraplegiją. Ją nustatė nuo 2018 metų. Labiau aš čia jums nepasakosiu, kas tai yra. Jeigu jums tikrai bus įdomu, tad galit pasiskaityti, įsižiūrėti, kas tai yra. Ir, žodžiu, nuo 7 metų aš vaikščiau, kliūdavau, griūdavau. Ir nieks labai ten tai nekreipdavo dėmesį, nes galvodavo vaikas, tai išauks. Bet tai pradėjo blogėti. Ir pradėjom tirtis, ten ieškoti, kas tai yra, per daktarus, per Vilnių, per Kauną, per visur, per užsienį ne, nes užsienį, sakė, nėra tikslo siųsti į užsienį. Tad užsienį nebuvau. Ir, žodžiu, tyriam tuos visus ir genus ir visą kitą. Ir 18 metais kaip ir nustatė, kad tai yra paraplegija ir tai yra genetinė liga. Mano tėvus, mama ir tėtį ištyrė, pas juos to nerado. Tai kaip ir neaišku, iš kurios čia vietos atsirado. Bet dar viena daktarė sakė, kad tai gali būti įgyjama. Tai čia irgi labai keista toks dalykas, kad tai yra įgyjama. Tai aš vaikštau sunkiau, man sunkiau yra kelti kojas. Kalbėti man vis dar sunku. Šią temą. Bet tikiu, kad turiu angelą, kuris mane saugo. Nes esu ir griuvus, ir nuo laiptų ir panašiai, ir padaužysiu į medį, kad neprisikalbėt, 1, 2, 3, nes tikiu tokiais dalykais, ir turiu čia ir randu ir panašiai, bet nebuvo nei karto lūžio. Tai va, tai tikiu, kad turiu angelą, kuris mane saugo ir sunku man to dalintis, bet gyvenu ir džiaugiuosi, kad vaikštau, kad galiu vaikščioti, kad galiu džiaugtis gyvenimu. Todėl stengiuosi gyventi, patirti įvairius dalykus, pereiti per žarijas, kaip teko pereiti, na ir panašiai. Tad, jeigu kam įdomu, kas yra paraplegija, pasižiūrėkite ir pasiskaitykit, ką rašo Google ir pamatysit, kas tai yra. Nes tai yra, kaip ir sunki tokia liga. Ir jinai deja, bet nepagydoma. Bandėm ir raumenis leistis ir botuliną. Turėjau 2 injekcijas, bet pinigai išėjo veltui, nes tai nieko nepakeitė. Bet džiaugiuosi, kad turiu žmonės, kurie mane palaiko, kurie mane tiki. Ačiū ir jums, kurie mane sekat. Ir tikiuosi, kad tai yra, kas yra daugiau nepablogės. Nes ir taip man yra sunku vaikščioti ir panašiai, bet tikiuosi, kad tokių dalykų, kaip tarkim, pagalbinių priemonių nereikės. Nes, aš šiaip kaip ir galėčiau turėti tas pagalbinės priemonės, nes aš turiu kaip ir neįgalumą, bet aš nenoriu to, nes jeigu aš taip galvoju, jeigu aš imsiuosi pagalbinių priemonių, tai nebebus dėl ko stengtis. Atsiprašau už ašaras, bet tai yra jautru. Nes visada galvodavau, kodėl man, už ką. Bet yra visata, kuri yra, atsiprašau, kur turbūt kiekvienas turim savo likimą. Ir kiekvienam yra sudėliota, kaip turi būti. Tad aš to tikiu. Ir vadinasi, taip turėjo būti.
Ir ne veltui aš važinėjau per daktarus, per sanatorijas, bendrauju su įvairiem žmonėm, per visokias gydymo įstaigas ir panašiai. Ir visada turiu su savimi mėginukus, nes man patinka FM'as ir aš dalinuosi tuo, ką aš pati naudoju. Ir kaip kiti sakytų, platinu, bet man ta žodis nepatinka. Aš tiesiog rekomenduoju žmonėm, kad jie susipažintų su FM'u, naudotų jų produktus, naudotų kvepalus, sutaupytų ant kvepalų, nes dažniausiai jūs už kvepalus mokate ir už vardą, ir už gražų buteliuką, ir už reklamą ant jo. O FM'e to nėra, nes jūs mokate už kvapą. Nemokate nei už reklamą, nei už kažką kitą, nes buteliukai atrodo, šiandien va turiu su savimi nešiojasi, tuoj parodysiu, jeigu užtrauksiu. Štai, buteliukai atrodo taip, tiesiog yra numeris, parašytas panašumai pagal šitą numerį į garsius brandus ir jūs nemokate už tai, jūs mokate tiesiog už kvapą, kas yra čia. Ir tai yra parfumas, 20% koncentracija, ne tualetinis vanduo, kaip prašo EDT ir EDP. Tad jeigu renkatės kvepalus, rinkitės parfumą, nes parfumas laikosi ilgai, jaučiasi tikrai ir kitą dieną ant drabužių. Tai kaip aš sakau, šitą kvepalą, matot, jau nebedaug liko, aš naudoju ne tik savo ant drabužių, bet aš naudoju ir kaip orui papurkšti, nes pas mus šitoj Ambromiškių ligoniniai reabilitaciniai nemalonus kvapai. Tai aš kambarį savo išeidama, atsiprašau už ašaras, išeidama pasipurškiu ir grįžus vis dar jaučiu tą aromatą. Tai tikrai gerai laikosi. O jeigu norit, kaip ir sakiau jau vienam video, įsitikint, kad jie tikrai laikosi, pasipurškit tą aromatą, kurio jūs nemėgstat. Tai va tiek mano gyvenimo istorijos. Tokios biškės su ašarom, su tokiais mini papasakojimais, su randais ir panašiai. Bet noriu, kad jūs tą žinotumėt ir gyventumėt ir džiaugtumėtės gyvenimu, kad ir kokią lygą turit. Ir neieškokit priežasčių kažko nedaryti, nes tai gyvenimas priklauso nuo jūsų ir jūs turit daryti viską, kad jums būtų gerai. Tai tiek. Ačiū. Jeigu kas dar manęs nesekat, tai pasiekit, ateikit ir į Facebooką, pasiekit mane, tapkim Facebooko draugais, nes Facebooko aš dalinuosi tikrai daugiau apie kvepalus, apie FM'ą, apie savo gyvenimą šiaip dalinuosi nelabai daug, bet ta prasme, ką mes veikiam gyvenime su Mindaugu, tuo aš dalinuosi, bet va tokių istorijų nesu pasakojus, nesu apsižliumbusi prieš kamerą, bet manau reikia ir tokių video, reikia atskleisti žmonėm, kas aš esu, kad sužinotų žmonės, kam aš patinku, aišku. Kam nepatinku, tas galit nežiūrėti, čia jau žinot jūsų pasirinkimas. Kiekvienas, kaip sakau, žmogus renkasi, kas jam patinka, kas nepatinka. Pavyzdžiui, čia šiaip iš įvykio vakar. Pastebėjau, vienas žmogus atvažiavo su vežimėliu, bet paskui, gerai, atvažiavo su vežimėliu į procedūrą vonelę. Kojų vonelę. Tai, žodžiu, jam net kojines nuėmė. Bet po to, kai jis pamatė, kad aš žaidžiu biliardą, jisai atėjo, atsistojo iš to vežimėlio ir jis man pradėjo rodyti, kur mušti, kaip mušti. Tai įsivaizduokit, žmogus renkasi, ar jam turi padėti žmonės, bet kai jau biliardas, tai jau pats atsistojo ir jokios pagalbos nereikia. Ir stalą pastumė taip, kaip reikia ir panašiai. Tai įdomus toksai požiūris man pasirodė jo būtent, kad kojinės procedūroje jam nuėmė, o biliardą tai net pats atsistojo ir viską pats darė. Tai va, tai kaip ir sakiau, jau kiekvienas renkasi, kas jam geriausia. Bet geriau rinkitės taip, kad niekas jums nieko neprivalo. Jūs esat pats už save atsakingas žmogus. Tai tiek. Dar kartą atsiprašau už ašaras. Jei norit kvepalų, kreipkitės. Jei norit kitų produktų iš FM'o, taip pat kreipkitės. Aš jums padėsiu. Ačiū ir